Jeigu palyginsime vyrą, kuris neturėjo šeimos, dar kitaip vadinamą senbernių, ir vyrą, kuris maždaug 20 metų buvo santuokoje, tai iš tiesų tarp jų pamatysim nemažus skirtumus. Tas, kuris rūpinosi šeima, tapo labiau savim pasitikintis, atsakingesnis, kantresnis ir stipresnis. Tas, kuris gyveno be šeimos, tik savo, tai jo gyvenimas dažniausiai chaotiškas ir be tikslo. Vyro rolė santykiuose suteikti apsaugą ir šeimos palaikymą. Dėl to vyro gyvenime turi būti moteris, kuriai to reikia. Moters rolė santykiuose mokėti teisingai priimti vyro dėmesį, rūpestį. Ir tam, kad vyras neprarastų entuziazmo atlikti savo pareigas, jam reikalingi palaikymo žodžiai. Todėl moteris lanko įvairius mokymus, seminarus,